Ukraina dabar pradėjo paleisti ginklus iš balionų, taip įvesdama dar vieną netikėtą taktiką į savo vis didėjantį smūgių arsenalą. Ukraina kasdien ir naktį nuo metų pradžios pralaužia Rusijos oro gynybą keliose vietose vienu metu. Ukraina sugeba išlaikyti šį spaudimą nuolat būdama keliais žingsniais priekyje Rusijos pajėgų, tiek taktikos, tiek technologijų, tiek ir pranašesnių gamybos galimybių srityse. Balionų paleidimo platformų atsiradimas žymi kitą šio proceso etapą, tai sukuria dar vieną aptikimo ir perėmimo problemą Rusijos oro gynybai, o Ukrainai suteikia dar vieną įrankį, kurį galima panaudoti prieš svarbius Rusijos taikinius. Rusijos karo analitikai reagavo akivaizdžiu nerimu, perspėdami, kad vis dažnesnis Ukrainos karinių balionų naudojimas gali išplėsti grėsmę ir į užnugarinės teritorijas. Vienas dokumentuotas atvejis – tai Hornet dronai gabenami Piranha karinės balionų sistemos. Ukrainos oro pajėgų konsoliduotojo šaulių brigados išgelbėtojo liudytojų padalinys buvo užfiksuotas naudojantis balionais šiems dronams perkelti už priešo linijų ir vėliau paleidžiant juos į numatytus taikinius. Šio metodo pranašumas slypi tame, kad Hornet dronas pakeliamas į didelį aukštį ir arčiau taikinio zonos, taip išsaugant jo bateriją paieškai ir atakai po paleidimo. Piranha sistema gali gabenti iki 10 kg krovinį ir pakilti net iki 20 km aukščio, o paleidus Hornet iš baliono, jo kovinis nuotolis gali padidėti nuo maždaug 150 iki maždaug 250 km. Pats balionas ore gali išbūti iki 36 valandų ir nuskristi iki 1000 km, o neaktyvus dronas iki įsijungiant varikliui turi mažą aptikimo žymę. Sistema vis dar priklauso nuo palankių oro sąlygų, tinkamo palankaus vėjo, lengvo debesuotumo ir patikimo Starlink ryšio, todėl ji tinkama tik toms misijoms, kuriuose maršruto sąlygos yra tinkamos. Nepaisant šių veikimo apribojimų, Ukraina dar labiau plėtoja balionų koncepciją su DART raketa. Šis ginklas specialiai sukurtas paleidimui iš stratosferinių balionų, skrendančių 12–18 km aukštyje. Raketa yra 1,8 metro ilgio, sveria 13 kg ir turi kovinę galvutę, kurios svoris svyruoja nuo 3,5 iki 10 kg, todėl ji gali smogti didesniems taikiniams nei mažesni dronai, kuriuos gabena Piranha sistema. Paleidus DART raketą, ji leidžiasi iš stratosferos ir maždaug 6 km aukštyje uždega savo kietojo kuro variklį, naudodama jį tik paskutinėme priartėjimo etape. Pasak kūrėjų, šiame etape navigacija yra išjungiama, leidžiant raketai tęsti galutinį priartėjimą, sumažinant jos pažeidžiamumą Rusijos elektroniniam karui. Rusijos analitikai jau pastebėjo, kad Ukraina bando raketų paleidimus iš didelio aukščio platformų, o tai rodo, kad balionai evoliucionuoja iš dronų nešėjų į platformas, galinčias paleisti sunkesnius smūginius ginklus. Net ir plėsdama šią koncepciją, Ukraina greičiausiai nepakeis savo esamų dronų ir raketų balionais pagrįstais smūgiais, todėl jie išliks specializuotų pasirinkimų toms misijoms, kuriuose didelio aukščio paleidimas, mažas matomumas ir netiesioginiai prieimo maršrutai suteikia aiškų pranašumą. Jų vertė slypi tame, kad jos prideda dar vieną grėsmę, kurią Rusijos oro gynyba turi stebėti ir klasifikuoti kartu su įprastais dronais ir raketomis. Aptiktas balionas gali būti masalas, Hornet drono nešėjas arba platforma raketos paleidimui, todėl Rusijos operatoriai yra priversti skirti dėmesį ir naudoti perėmimo išteklius, dar nežinodami, ką tas objektas gabena. Rusija anksčiau naudojo balionus su kampiniais atšvaitais, kad suklaidintų ir perkrautų Ukrainos oro gynybos sistemas karo pradžioje, o dabar Ukraina tą pačią pagrindinę idėją plečia į aktyvaus smūgio metodą. Apibendrinus, šios sistemos suteikia Ukrainai dar vieną netikėtą ginklą arsenale, leidžiantį įvesti naujus smūgio maršrutus dar prieš tai, kai Rusijos gynyba spėja sureaguoti. Apskritai, Ukrainos balionų paleidimo sistemos gali priversti Rusiją ginti daug platesnę teritoriją už fronto linijos. Technologijai tobulėjant, Rusijos vadams gali tekti išsklaidyti radarus, elektroninio karo sistemas ir oro gynybą po daugiau vietovių, taip susilpninant apsaugą aplink svarbiausius taikinius. Tuomet Ukraina galėtų keisti atakų maršrutus ir laiką, todėl Rusijos vadams būtų sunkiau nuspėti, kur kitą kartą reikės gynybos sistemų. Toks sumaištis galėtų atverti spragas kitose gynybos vietose ir suteikti Ukrainai daugiau galimybių prakišti kitus smūginius ginklus, kad būtų pasiektas maksimalus efektas. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje.
Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.